Gerai, galim? Tai pradedame. Ką šiandien deginsime ant laužo? Kaip jie sako, paskutinėje likusią nepriklausomą žiniasklaidą. Ir neigiame tos pasisakymus ir tokias savo pasisakymų interpretacijas. Garsiausiems melagiams teismo priteista rekordinė suma. 1000 eurų už melagingą teiginį. Tai dabar ne mūsų problema yra, kad Orlauskas tai padarė 67 kartus. Rimtai? Taip, nes Šiam 7 kartai. Už kiekvieną teiginį yra 1000 eurų. Andriau, Eik tu šikti su tokiais įrodymais, va aš tau ką pasakysiu. Artūras Orlauskas yra jo teisė pasisakyti ir jisai atsistoja ir jisai 6 valandas kalba blėnius. Nu ką, 6 valandas? 6 valandas, taip. Tiesiog dieną naktį reikia kovoti su visa šita supūvusią sistemą. Pilną, netrumpintą, necenzuruotą epizodą su Andrium Tapinu galite pamatyti tik Patreon ant laužo kanale.